Ship it up, 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 ship it up. Labas rytas. Vakar pasiekėm namelį, visiškai pervargę, nusidaužę kojas, nes buvo labai sunku eiti per slidžius akmenis ir šaknis ir namelis buvo užimtas. Tai kažkur netoliese dar paėję radome tokią vietelę palapiniai, bet labai stipriai lyjo ir dabar yra gal 14 tik tai. Tai esam išsidžiovę savo skalbinius sulytus. Vaizdai fantastiški, bet leidžiam laiką palapinėje, nes per šalta tiesiog. Atseksiu. Palauk. Ką ten verdi? Vandenį skanų, Kodėl skanų? nes iš labai skanios vietos pirktas. Kaip rytas? Šlapias, šaltas, bet gražus. Tai žiūrėsim, kas bus. Pradedam 7 dieną Švedijoje. Viskas šlapia ir šalta, gal lys saulė biškai išdžiovins. Kol kas nuotaikos tokios nelabai nuotaikiškos. Bet jau dangus šviesėja ir tuoj pradžiūsim. Naiviai tikėjomės, kad palikti šią nakvynės vietą bus lengviau negu kad vakar iki jos ateiti, tad daug nefilmavome ir vargais negalais kapstėmės, stūmėmės ir lipom per akmenis iki kelio. Jeigu norėtume sužinoti, kur nevažiuoti su dviračiu Švedijoje, tai galite mums parašyti, mes tikrai turim jau sąrašą. Netinkama dviračiams. O toliau dieną tęsėme per daug nenutoldami nuo Baltijos pakrantės. Užsimanėm valgyti be proto. Labai kavos norėjom, tai užsukom į pirmą pasitaikiusią kavinę. Galbūt vienintelę kol kas Švedijoje kavinę, kur galima gauti kavos ir kažko saldaus. Tai čia Tvanas. Reikia pasimti numeriuką kaip banke, laukti eilėj, tada gauni kitą numeriuką ir vėl lauki kaip banke eilėj gauti vaflį. Tik toks švyturiukas. Sulaukiu. Ieškojom didelį. Bet radom. Štai varpas toks didelis. Galima praeit? Atsiprašau, praleisit? Ačiū. Šį vakarą nakvynę su visai romantišku vaizdu, su ugnele, bet ne visai romantiškoj vietelėj.
Ten iš karto kelias. Mašinų nedaug. Bet Švedijos standartais tai tikrai ne pati geriausia nakvynė, kokią galima buvo rasti, bet apsistojom čia šalia tokio parko, kurį norim rytoj iš ryto apvažiuoti, tai nelabai turėjom kito pasirinkimo. Ugnis visą laiką išnaudojama ne tik grožiui, bet ir buitekui. Labas rytas 8 diena. ir šiandien tikimės rasti gražiausią įmanomą nakvynę, nes rytoj naktį praleisime kelte į Latviją. O dabar pakeliu į gražų fjordų parką, pavadinimo net nebandysim ištarti, bet bus labai gražu. O čia Baltijos jūra už mūsų. Kas dabar bus? Kava ir ledai. A tau gražu? Man gražu. Labai daug žmonių. Daug. Kas žvejoja, kas maudosi, kas su jachtom plaukia, kas eina piškom. Mes irgi piškom nesigrūdom su dviračiais. Čia kurmis. Kurmis. Pasaulio pakrašty. Fjordų pakrašty. Pamatėm Švedijos ir miškus, ir pakrantę. Tai šitą Sormland regioną Pažįstam. apžiūrėjom. Važiavome į dvarą, alkani, valgyt nėra. Ieškom Nesvetingas dvaras. Ieškom valgių, nusilpom, bet nieks neaišku, nieko negalim suprasti. Pakliuvom į lietų ir radom tokią virtuvėlę pasislėpti. Ir radom sausainių užslėptų, pasigyta. Išgelbė mums gyvenimą, nes dar 30 km minto jau nieko neturėjau. Pusbadžių. Ten gražus prūdas. Nevalgė, negėrė. Kažkokia aikštelė, čia prasideda daug takelių. Ir stebuklas yra vandens. Gal kažkaip privažiuosim tą miestelį. Norim valgyti. Lyja, nieko nebeturim.
kaimo trumesys. Kaimo. Hei. Peralkę važiuojam visą dieną, nes nepasirūpinom maistu vakar pakankamai. Bet užtat randam aviečių ir mėlynių. Kur ten įlindęs? Mane iš avietino iškrapyti labai sunku būtų. Galim pusdienį praleisti visą. Ką nors privalgiai, ką nors? Vėlė kiek. Nesu tiek suvalgyti. 50 kilometrų nevalgę, išsekę, bent vandens radom ir tuoj pasieksim parduotuvę. Dar turi jėgų čia taip pailioti. Alkio šokis. Pergalės. Atgavę jėgas ir vėl laimingi, svarstėme dilemą ar likti kempinge prie miestelio, nes labai gražus, bet visgi nusprendėm paskutinę naktį praleisti, kaip mums įprasta, kažkur laukinėje gamtoje. Tai va. Žada lietų, tas šiek tiek neramina. Vėl ateina lietus, bet, ką daryti? Taigi šios nakties nakvynės paieškos tokiu takeliu kol kas atrodo neblogai, tikimės gal neblogės. Nu va, vietelė šiandienai kažkokia lyg apleista, neaišku, stovyklavietė, ar ten tokie kioskeliai lyg prekybiniai buvę. Bet čia radome ir lieptelį, ir vaizdas nuostabus su salomis. Labą dieną, užeikit. Pas jūs ant lyja labai. Priimk. Priemu. Metras ant metro. Beveik kaip namie. Ką veiksim dabar? Žaisim kortom. Labas rytas. Labas rytas. 9 diena. Važiuojame į traukinių stotį ir bandysime pasiekti keltą. Teoriškai viskas lyg ir gerai turėtų būti, bet vis tiek
truputį jaudinamės, kaip čia kas gausis, daug persėdimų, tai bandysim. Sėkmės. Ai, sostinę važiuoji? Pirmas traukinys, pirmas traukinys į sostinę. Bandom. Kur traukinukas? Nuliovai kaip lėktuvė. Jo, čia jau Max, tik telefonas žiūrės. Pasisekė. Pasirodo, bilietus reikėjo pirkti iš anksto. Mes jų nenusipirkom, nes galvom traukinį nusipirksim, bet atleido. Mums dovanojo kelionę. Traukinys nerealus, ant 200 važiuoja. Atskridom į didmiestį, net baisu. Stokholme yra tik tai viena stotelė, kur priema su dviračiais. Tai blaškomės po miestą, bandom patekti į traukinį. Tikėkimės, kad pavyks. 2 persėdimai ir atrodo, jau esam netoli kelto. Liko dar numinti apie 5 km iki uosto. Ir būsim pakeliui namo. Atsisveikiname su Švedija. Ir dėkojam už 9 švediškas dienas. Keliaujam atgal į Latviją ir baigiame šią kelionę. Ačiū, kas žiūrėjot ir laukit naujų nuotykių.